komedinės kino praktikos, tai aš prieš tai gal ir neturėjau, o teatre reiškia pasitaikydavo, kaip vis tiek yra kažkokia teatro mokykla, yra pagrindai ir yra bent jau toks žinojimas, kad tu nevaidinsi juokingai tam, kad būtų juokinga, ar ne, o pats tekstas apie tai, apie ką atvirai buvo kalbama, reiškia visi intimus dalykai ir kurie vyksta ten tarp vyro ir moters ir apie ką garsiai žmonės nekalba, jie, reiškia, tasai vadinamas slengas ar ne, kasdieninis, jis pats savaime kelia juoką, iš to tiesiog gaunasi netyčinis humoras. Tai buvo iššūkis vis tiek, bet kokiu atveju, kaip kalbėjom, kine pas mus nėra panašaus žanro ir tai buvo drąsi komedija. Tai buvo drąsi komedija apie santykius, apie atvirai sakomus tekstus, kad ir negrubius, bet vis tiek tiesiai viens kitam sakomus tekstus. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aktoriai nesutriko ir kad jie išdrįso ir jie padarė labai šaunų darbą. Tai aš labai noriu padėkoti aktoriams. Girdėjau daug atsiliepimų žmonių, kurie perskaitė tą mintį, kurią mes ir norėjom pasakyti šitą mūsų novelę ir pasakojama apie šitos du žmonės, apie tą porą, kad nesvarbu priemonės, net jeigu ir tokios ekstremalios, tokios netikėtos, net jeigu ir tokios priemonės, bet svarbiausia tas noras būti kartu, noras išgirsti vienam kitą, noras eiti vienam į kitą ir noras tikrai neapleisti tų santykių. Nes pats paprasčiausias dalykas yra tiesiog atsukti nugarą lovoje, nebesišnekėti dieną, dar pasakyti, kad pagyvenkim atskirai, gal kažkaip pasilgsim vienam kito ir nieko nedaryti. Tai čia, pats lengviausias būdas ir yra daug sunkiau nenusisukti, neatsukti tos nugaros. Pasišnekėti, išsišnekėti, kas tau nepatinka. Ir tikrai kartais to atvirumo labai reikia ir tam reikia labai didelės drąsos. Ir reikia ir didelio kūrybiškumo ir tiesiog viską pasižiūrėti žaismingiau, paprasčiau, lengviau, nedaryti iš to dramos. То есть ты кривич? Durnius. Pati tu durnė. Viskas. Jeigu yra kolegų labai daug pasaulyje režisierių, kurie atranda aukso gyslą ir ją, kaip sakant, gilina tą vagą, kas daro tik tokius filmus ir tokius ir toliau antrą, trečią, ketvirtą, tai asmeniškai man yra daug įdomiau ieškoti naujų žanrų, naujų dirvonų, naujų pamokų, naujų universitetų, man įdomiau ir dėl to man buvo nesunku pereiti, man kaip tik buvo įdomu. Jeigu reiktų daryti antrą kartą tą patį, visiškai tą patį, nerandant kažkokio naujo iššūkio, man būtų sunkiau. Man čia buvo įdomumas tame, kad keičiasi. Tai man pereiti nuo epinio filmo prie komedinio buvo lengva, nes įdomu. Ar tai drama, ar tai komedija, ar ką aš bedaryčiau, man tikrai būna baisu kiekvieną kartą, todėl kad aš nežinau, kas gausis. Nežinau, ar aš ką nors įstengsiu padaryti, ar nieko nepavyks, ar bus visiška nesėkmė, ar pavyks kažką padaryti ir sėkmė bus ta, kad kažkas mus supras. Tai man visada yra baisu, bet su režisierium, su Simu Aškelavičium, tai mums buvo labai smagu. Ta prasme, kad mes, aišku, kaip sakyti, buvo ir smagu, bet mes pradėjom kalbėti, pradėjom nagrinėti. Ir žiūrim, kad susikalbam.
Tai va, tai dėl to buvo labai smagu. Pirminis dalykas turi būti, ar tu turi aistrą tam, ką tu darai, ar tu tai darai dėl pinigų. Ar darai dėl uždirbimo, ar ten, ta prasme, dėl mašinos, reiškia, nuomos mokėjimo, ar namo pasistatymo. Jeigu tavo aistra veda tave, viskas po to, reiškia, prisideda. Ir aš manau, ta prasme, ledas pajudėjo, draugai prisiekusiai įtarėjai. Tarsime, šitas argumentas Lietuvoje, man rodos, padės pralaužti ledus šitam, kaip kažkas pasakė, mainstreaminiam kinui. Nu, ne kūrybiniam, ne autoriniam per se, kuris ten, ta prasme, turi gan mažus ratus gerbėjų ir, ta prasme, žmonių, kurie pajėgia suvokti visą gelmę tam tikrų dalykų. Labas vakaras Lietuva, M1 eteryje speciali Valentino dienai skirta programa. Taip, na, prie transliacijos pulto ir mikrofono du jums puikiai pažįstami. Lovelasai, svajoniai jaunikiai. Nu ką jau ten eržilai, mes... Nu jo, eržilai. Neišjodyti mustangai, Aistis ir Mindaugas. Ypatinga diena, ypatingas vakaras, ypatingas šou, kuriame kviečiame dalyvauti visus. Kviečiame susipažinti ir tegu ne vienas žmogus, nei Kaune, nei Vilniuje, nei Šiauliuose, nei Kaišiadorėse, nei Panevėžyje nelieka vienas. Jo, kalbant apie Valentino dieną, iškart norisi pasakyti tokį žodį. Tratata. Ką reiškia tratata? Ką reiškia tratata? Tratata čia potekstė? Ne, tai tiesiog tai reiškia, kadangi, na, senais laikais galbūt Valentino diena buvo skirta labiau įsimylėjėliams ar negloboti ten ir taip toliau. Šiais laikais, man atrodo, šita šventė labiau asociuojasi žmonėms su tam tikrais fiziniais, reiškia, kūniškais malonumais. Todėl, kad šiais laikais, tarkim, nu, pasimylėti yra daug paprasčiau negu kartais išgerti puodelį kavos. Ir ypač tada pasimylėt, kai skamba tokia gera Valentino dienai skirta muzika. Pirma dovana jums nuo mūsų. Be abejo, kad visa tai yra išgyvenimo. Ir aš manau, kad ir kokia situacija bebūtų, jeigu žmonės pagalvos, taip, mano gyvenime yra taip pat, bet jie daro kažką. O kodėl aš nedarau? O ką aš kitoks? Aš irgi turiu daryti. Tai aš manau, kad tik tai tam ir gimsta bet kokie meno kūriniai, kad tiesiog paskatinti žmogų pamąstyti. Tu, kaip kūrėjas, tu nori šnekėti su žiūrovu ir sakyti, taip, aš esu žmogus, aš irgi lygiai tą patį išgyvenu kaip ir tu, mano žiūrovė ar mano skaitytojų. Aš tiesiog noriu su tavim pasikalbėti ir pasidalinti savo, nežinau, savo patirtim ir tiesiog pamąstykim drauge ieškokim sprendimų, tai va toks yra tikslas. Aš džiaugiuosi rezultatu labai, jis ir sutapo ir gal netgi galima pasakyti, kad viršijo lūkesčius, pavyko geriau nei įsivaizdavau, o tai reiškia, kad, nu, kaip sakant, mes visa komanda, mes kol kas tik mokinamės, mes einam į rezultatą. Ir tas, kaip sakant, bandymas patikrinti, ar tai veiks, davė atsakymą, kad taip, tai veikia ir gal netgi labiau nei galvojam ir viskas labai tenkina, ramu, pamokos išmoktos, rezultatas jau lentynoj, kaip sakant, galima galvoti apie kitas pamokas, kitus filmus.